Šiandien video bus neeilinis, nes parodysiu, kaip pasidaryti šį makiažą tik su 5 priemonėmis. Ant šlapių plaukų uždėjau kerastazę purumo suteikiančias putas ir plaukus išdžiovinau. Pirmiausia, su maskuokliu užmaskuosim probleminės vietas, paraudimus ir išlyginsim veido toną. Su likučiu ant kempinėlė šiek tiek pamaskuoju vokus. Toliau naudosiu L'Oreal Nude Palette ir joje esančią pačią šviesiausią spalvą panaudosiu užfiksuoti tiek vokus, tiek paakius. Su tamsiausia ruda spalva išformuosim antakius. Pačia tamsiausia juoda spalva paryškinsiu antakio galą. To paties maskuoklio pagalba pabrėšime antakio liniją. Tuomet šią rudą spalvą su blizgučiu pradėsim formuoti akį. Tuomet patamsinsim su šia ruda spalva. Kad sukurti tokį smoky efektą, pradedam nuo švelniausios rudos ir formuojam ją šiek tiek aukščiau ir išdidinam akį. O paėmę tamsesnę spalvą, ją dedame jau į akies linkį, štai šitą, ir gilinam būtent šitoje vietoje. Grįžtam prie to paties šepetėlio ir viską apjungiam. Tada su šia švelnaus rausvumą turinčia spalva ir truputį blizgučio padengsime vidurinę voko dalį. Tuo pačiu kirstu teptuku ir tamsia spalva patamsinsim blakstienų augimo liniją. Tamsios spalvos įvedame šiek tiek iš apačios. Taip sukursime labai storą blakstienų augimo liniją. Ta pačia tamsia spalva paryškinam ir apatinį išorinį kampą. Dažniausiai spalvas, kurias naudojau viršuje, atkartoju ir apačioje. Tai vėlgi imu šią rudą spalvą ir sukursim tokį smoky efektą apačioje. Ir uždėsim daug tušo. Daug. Tušo perteklį visada nuvalau į kraštelį. Kad blakstienos nesuliptų, o gražiai atsiskirtų, geriau dažyti daugiau kartų, negu pirmų kartų uždėti per daug priemonės. Blakstienos iškart prideda tokio dramatiškumo ir ryškumo. Šią paletę išnaudosim ir veido formavimui. Panaudosiu kelias rudas spalvas. Naudosiu štai tokį kempinėlį esantį skystą ružą. Ružą dengsiu beauty blenderiu. Vėlgi iš tos pačios L'Orealio paletės panaudosim šią spalvą kaip highlighterį. Kiekvienas mano naudojamas produktas šiandien, kaip matote, atlieka po kelias funkcijas, tai šiuos skaistalus panaudosiu ir kaip lūpų dažus.
tik tiek priemonių vienam makiažui. O jeigu nuo šventinio stalo reikės vykti tiesiai į vakarėlį, raudonas lūpdažis tai, ko reikės. Naudosiu matinį Lancome lūpdažį pavadinimu Izabela. Kad neįstepti dantukų. Ir kai jūsų kas nors paklaus, kokias 5 skirtingas makiažo priemonės pasimtumėte į negyvenamą salą? Atsakymą jau žinot. Ačiū, kad žiūrėjot ir gerų jums švenčių. Pasimatysim.